Kaipgi tu viską spėji? Šitą klausimą labai dažnai girdžiu, ypatingai iš savo jaunesnių bendradarbių, kurios tik dirba ir dažnai skundžiasi, kad nieko nespėja. Ir jos manęs dažnai klausia, Viktorija, nesuprantu, kaip tu viską spėji. Ir darbas, ir vaikai, ir sportuoji, ir hobiai, ir atrodo visą laiką kažkaip turi tam energijos. Gal čia tik taip atrodo. Žodžiu, nusprendžiau padaryti video ir pasidalinti su visais, kaipgi aš viską spėju. Visų pirma, tai kas jums pasakė, kad aš viską spėju? Dažniausiai, kaip ir kiekvienos dirbančios mamos likimas, tai yra tu nieko nespėjai. Tu nuolat kažkur esi behind, kažko tu nuolat esi nepadaręs. Bet vis tiek nusprendžiau pasidalinti kai kuriais tipsais ir metodais, kurie asmeniškai man padeda spėti daugiau arba apsikrauti mažiau dėl dalykų, kurių nespėjau. Ir iš karto pasakysiu, čia nėra vienas iš tokių toxic video, kur viską įmanoma spėti. Kas nori, tas spėja, kas nori, tas randa laiko viskam. Žmonės, kurie taip sako, tikriausiai nėra susidūrę su realybė, nėra susidūrę su tuo, ką reiškia ir dirbti, ir turėti šeimą, ir neturėti jokios kaip ir pagalbos iš išorės. Todėl čia nebus toxic video apie tai, kaip viską spėti, nes pažiūrėkite į mane, aš viską spėju. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome arba welcome back į mano kanalą, kur mes leidžiam laiką su talku. Jeigu jums patinka tokie video, užprenumeruokit šį kanalą. Ir iš karto spauskit patinka, tai yra nemokama ir jums nesunku, ir man malonu. Pirmas dalykas tai yra time management, o ne multitaskingas. Galbūt kai kuriems žmonėms tas vadinamas multitaskingas daugiafunkcinis darbas, kai vienu metu darai daug reikalų ir jiems tai ok, man ne, nes aš matau, kad ir man nesiseka vienu metu daryti kelis reikalus, ir darbo srity matau neretai, kaip žmonės apsikrauna per daug darbais, galų gale nukenčia viskas ir komanda, ir keli darbai vienu metu atlikti nekokybiškai. Aš asmeniškai galiu multitaskinti tokiam lygyje, kai darau valgyti ir tuo pačiu metu klausau podcasto. Taip įmanoma. Aš galiu tuo pačiu metu sportuoti ir ką nors žiūrėti. Taip įmanoma, bet daryti kokybiškai du kažkokius svarbius taskus aš negaliu. Todėl stengiuosi visą laiką pažiūrėti savo, tarkim, savaitę, kokiom dienom dirbu, kokiom dienom kažkokių planų turiu su šeima, kokiom dienom galiu įterpti kitus reikalus ir bandyti daryti ne vienu metu daugiau dalykų, o kažkaip teisingai išplanuoti savo laisvą laiką, uždavinėti savo teisingus klausimus, kad neapkrauti savęs per daug dalykais, kurių realybėje net nespėsi padaryti. Jeigu atidarai savo, nežinau, savaitės tvarkaraštį ir galvoji, šią savaitę 3 kartus pasportuosiu, kada? Jeigu pas tave visą savaitę užbukinta, viskas suplanuota. Aš, pavyzdžiui, turiu planų knygą, kurioje viską planuoju. Ir kai atsiverčiu visą savaitę, matau, kokiom dienom, tarkim, jeigu aš galvoju, noriu pasportuoti, tai aš matau, kad va šią savaitę, va šią dieną aš galiu prieš darbą, va šią dieną galiu po darbo, o va šitą dieną galiu per išeiginę. Ir aš matau, kad realiai aš galiu, tarkim, padaryti iš tos 3 kartus. Nebent kažkokie pasikeis planai dėl darbo, ar dėl šeimos, ar dėl vaikų, bet planuotis ne šiaip apkrauti save per daug ir galų gale viskas dega, nieko nespėjai, o būtent teisingai time management, valdyti savo laiką teisingai. Kitas dalykas tai yra atsiminti, kad yra prioritetas, ne prioritetai. Aš neseniai sužinojau, kad žodis priority visą laiką buvo tik singular, vienaskaita. Ir tik tai 20 amžiuje atsirado priorities, plural, daugiskaita. Aš gyvenu Anglijoje virš 10 metų, iš tikrųjų beveik 15. Žodis priorities tik tai visai recently, visai neseniai tapo daugiskaita. Ir jeigu susimastai taip, kaip gali būti pas tave daug prioričių, kaip gali būti pas tave tiek visko vienu metu svarbu. Kaip sakoma, jeigu viskas svarbu, tai nieko nesvarbu. Todėl, kai aš statau prioritetą, aš bandau vis dėlto galvoti apie tai, koks pas mane vienas yra prioritetas. Nes aš žinau, kad jeigu aš pasakysiu savo, kad visi 3 dalykai šitie yra svarbus šituo metu, aš nesusitvarkysiu. Bet galima pasakyti, juk pas tave yra darbas ir šeima ir tas yra svarbu. Taip, bet vis tiek tas prioritetas gali skirtis netgi kiekvieną savaitę. Kai kuriom savaitėm aš žinau, kad teks labai daug padirbti. Yra papildomų darbų, galbūt yra kažkokie treningai darbe, kuriuos reikia atlikti, kažkoks testas po to treningo, kurį reikia išlaikyti. Ir aš suprantu, kad šią savaitę mano darbas kaip ir yra labiau prioritetas laiko atžvilgiu. Man vis tiek mano šeima, mano vaikai yra svarbiausia. Bet
būtent laiko atžvilgiu aš suprantu, kad šią savaitę tikriausiai aš nepraleisiu kažkiek daugiau kokybiško laiko su vaikais, o teks daugiau padirbėti ir teks daugiau laiko skirti darbui. Bet yra kažkokių savaičių, kai aš suprantu, kad ir darbo nėra daug, ir nieko papildomai darbe nereikia daryti, ir aš galiu tą savaitę skirti daugiau laiko, galbūt savo arba savo šeimai, savo vaikams, priklausomai nuo to, kas šiuo metu yra prioritetas. Jeigu šiuo metu prioritetas yra mano sveikata ir man tenka apsilankyti pas daktarus, arba šiuo metu serga vaikas ir tenka daugiau laiko skirti vaikams ir šeimai, tu visą laiką turi pasirinkti, kas pas tave šiuo metu yra prioritetas. Vienas dalykas. Ir daugiau skirti laiko tam vienam dalykui ir jeigu lieka laiko, skirti kitiems dalykams. Taip, aš suprantu, kad čia yra niuansų, kartais tenka tvarkytis ir darbe, ir su vaikais, bet aš turiu omeny, kad jeigu jau pas tave serga vaikas ir tenka daugiau dirbti, tai gal jau nesportuok tada. Common sense. Tiesiog tu supranti, kad turės būti vienas dalykas, kurį tu atliksi tobulai, o kiti dalykai gali galbūt šiuo metu palaukti ir nebūti atlikti taip gerai. Nes jeigu siekti to, kad pas tave yra 3 prioritetai ir juos visus 3 reikia atlikti tobulai, tiesiog galima perdegti ir ypač jeigu tu esi perfekcionistas, kuris iš tikrųjų mėgsta viską atlikti gerai, tu nukentės tavo psichologinė būklė, nukentės tavo sveikata ir kad išvengti šito perdegimo, vis dėlto stengtis statyti vieną prioritetą, maksimum 2. Dar vienas dalykas ROI. Return of Investment. Čia yra terminas iš finansų, iš investicijų, bet aš šitą dalyką pastaruoju metu pritaikau praktiškai visose savo gyvenimo srityse. Paaiškinu, ROI, žodžiu Return of Investment, tai yra tavo indėlio palūkanos. Ir kai pagalvoji, tu investuosi savo pinigus ten, kur yra didžiausias returnas, kur interest rate yra aukštesnis, kur palūkanos yra aukštesnis. Ir aš taip stengiuosi dalinti savo laiką. Pavyzdžiui, jeigu aš žinau, kad šitas dalykas, kuriam aš dabar skirsiu savo laiko, bet man nuo jo nei šilta, nei šalta ir man nėra jokio malonumo nuo to, aš tam dalykų laiko neskirsiu. Jeigu pas tave yra kažkiek laisvo laiko, pagalvok apie tai, kam šitą laiką skirt, kad gauti daugiau malonumo. Ir jeigu yra dalykų, kurie tau neneša malonumo ir iš vis niekaip neįtakoja tavo gyvenimo, jų iš vis galima atsisakyti ir nedaryti. Mano pats paprasčiausias pavyzdys yra, tarkim, švari patalynė. Aš mėgstu švarias patalynės, aš keičiau, jeigu galėčiau kiekvieną dieną, man atrodo. Bet aš nejaučiu jokio skirtumo, iš vis 0 skirtumo, ar patalynė buvo lyginta ar ne. Dėl to pats paprasčiausias dalykas. Keisti patalynę taip, lyginti patalynės ne. Aš neskirsiu tam netgi 5 minučių savo laiko, nes ROI šito dalyko yra 0 man. Tik tai sugaišintas laikas. Netgi galima pasakyti minusą išeinu, dėl to, kad ir procesas pats nėra kažkoks tai, aš žinau, kai kurie žmonės mėgsta lyginti, sako, toks medituojantis procesas. Gerai, aš nemėgstu. Todėl aš to nedarysiu. Čia aišku yra niuansų. Mes kaip suaugę žmonės su darbais ir įsipareigojimais negalim atsisakyti visko. Aš kalbu čia būtent apie tuos dalykus, kurių tu gali atsisakyti. Ir jeigu tu žinai, kad yra kažkoks dalykas, kuris nedaro jokios įtakos tavo gyvenimui, kam tau jis reikalingas? Kam tau šitą reikia daryti? Sportas turi įtakos tavo sveikatai ir kūnui. Kažkoks geras namie paruoštas maistas taip pat, tarkim, netgi, nors aš nemėgstu gaminti valgyti, bet aš bent jau galiu suprasti, kodėl namie gaminamas maistas yra naudingas man ir kažkoks return of investment vis tiek čia bus. Tiesiog galbūt nepamatytas iškart. Bet yra kai kurių dalykų, kurių, tarkim, aš nedarau, arba žmonės, su kuriais aš mažinu savo bendravimą. Taip pat ir darbas, ne visas darbas reikalauja tiek tavo dėmesio. Žodžiu, turiu omeny, kad jeigu kažkoks dalykas, kuris atima iš tavęs laiko, bet neatneša tau nieko atgal, absoliučiai nieko, galima šito dalyko atsisakyti, proto ribose. Dar vienas dalykas yra mokėti sakyti ne ir mokėti atsisakyti. Atsisakyti galimybių, pasiūlymų, atsisakyti dalykų, kurių galbūt nesugebėsi padaryti arba žinai, kad padarysi, bet tai bus apkrova. Dabar paaiškinsiu, ką turiu omeny. Kartais mes žmonės nesuprantam savo laiko objektyviai. Jeigu tavęs klausia, ar gali padaryti tą ir tą kitą mėnesį, ir tu toksai, jo, aišku, padarysiu. Bet jeigu tavęs paklaustų, ar gali tą ir tą padaryti rytoj, greičiausiai tu pasakytum ne. Nes greičiausiai, jeigu tu žinai savo grafiką gyvenimo ir tu žinai, kad pas tave yra kiekviena diena užimta, greičiausiai tu pasakytum, sorry, bet rytoj niekaip nespėsiu. Tačiau jeigu čia po mėnesio,
tu toks tipo, aišku, padarysiu 2 kart. Reikia sąžiningai sugebėti atsisakyti kažkokių galimybių arba pasiūlymų dėl darbo, arba dėl kažkokių renginių ten, ar sudalyvausi darbe kažkoje konferencijoje, ar parašysi tą, ar parašysi aną. Jeigu tai neturi tau kažkokios įtakos, tu žinai, kad, realiai darbo atžvilgiu tai nebus jokio rezultato dėl to ir tiesiog sudalyvauk arba padaryk, arba ar iškepsi kažką tenai mokyklos renginį savo vaikams, ar padarysi kažkokius kostiumus labdaros koncertui mokykloje. Ta prasme, jeigu čia kitą mėnesį, tai tu pažiūrėk į tai objektyviai, kas jeigu tai būtų rytoj. Rytoj aš negaliu, aš dirbu. Reikia savęs paklausti, o kas pasikeis pas mane gyvenime kitą mėnesį, kad staiga pas mane atsiras tam laisvo laiko. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu šiuo metu mokaisi ir pas tave yra egzaminai ir tu žinai, kad kitą mėnesį tu esi žymiai laisvesnis, taip, žinoma, tada tu gali pasakyti, oi, tai aišku, čia bus po egzaminų, čia aš būsiu laisvas, tu gali. Bet jeigu, tarkim, mes kalbam apie tavo suaugusio žmogaus gyvenimo rutiną su darbais, vaikais, šeima, hobiais, kažkokiais dar įsipareigojimais papildomais, kurgi pas tave atsiras to papildomo laiko. Jis neatsiras ir greičiausiai pažadėjęs tą dalyką daryti, tu paskui jį darysi per prievartą savo ir negalėdamas atsisakyti vien dėl to, kad tu geras žmogus ir jau pažadėjai. Todėl sugebėjimas paanalizuoti savo laiką objektyviai ir pasakyti ne iškart, išsaugos tau ir laiko, ir nervų, ir kitų žmonių nenuvilsi. Ir dar vienas punktas, tai yra iš tikrųjų pats svarbiausias punktas, tai yra gerai pasirinkti savo gyvenimo partnerį. Ypač jeigu jūs jaunesni žmonės ir jaunesnės merginos ir jūs tik tai planuojate savo ten šeimą, ateitį ir taip toliau, galiu pasakyti, kad absoliučiai viskas nublanksta, jeigu nėra žmogaus šalia, kurio gali pasikliauti ir su kuriuo gali eiti per šitą gyvenimą kartu. Išgirdau vieną tokį pasakymą, aš išgirdau angliškai ir pasakysiu lietuviškai. Jeigu nori eiti greitai, eik vienas, jeigu nori eiti toli, eik su kažkuo. Tai va tas ėjimas toli, kai, tarkim, pas tave yra vyras, kuris yra kaip mažas vaikas, kuris nesugeba pasirūpinti savo elementariais baziniais poreikiais, kaip maistas arba tvarka savo gyvenamoje vietoje, tavo gyvenimas, ypač kai atsiras, tarkim, kai jūs dviese, faina rūpintis vienas kitu, bet kai atsiranda vaikas arba 2 arba 3 ir pas tave bus ir 3 vaikai, ir dar vyras, kuris nesugeba pasirūpinti tuo, ką jam valgyti arba kur jo švarūs rūbai, tai labai apsunkins tavo gyvenimą. Kai mes klausiau, kaip tu viską spėjai, aš dar pagalvoju apie tai, kad man netenka visko spėti. Man netenka visko spėti vienai. Nes aš dar turiu žmogų, kuris, jeigu aš nespėsiu padaryti valgyti, jis spės padarys valgyti. Jeigu aš nespėjau kažko pasirūpinti, jis pasirūpins tuo. Ir turėti savo gyvenimą partnerį, su kuriuo tu kartu eini per gyvenimą ir jis lygiai taip pat investuoja savo laiką į jūsų buitį, tai yra tikriausiai vienas svarbiausių dalykų, kaip viską spėti ir kaip neišprotėti dirbant ir auginant vaikus. Mano manymu, suaugęs žmogus, nepriklausomai nuo savo lyties, turi sugebėti pasirūpinti savo baziniais poreikiais, pamaitinti save, pasirūpinti savo buitim. Ir jeigu tokio žmogaus šalia nėra, tada, man atrodo, absoliučiai viskas, time managementas, planavimas, ROI, viskas tiesiog nublanksta dėl to, kad tau tenka viską daryti vienai. Ir aš nuoširdžiai užjaučiu moterims, kuriom tenka su tuo susidurti. Ir aš tiesiog sakau, jeigu jūs esate jauni žmonės, kurie dar tik tai planuoja savo ateitį ir buitį, tai jis turi arba būti investuotas į šeimos gyvenimą tiek pat, kiek jūs, arba jūsų partneris, arba jis turi tiesiog uždirbti tiek, kad nereiktų apsikrauti dėl buities. Ir šiaip, jeigu ką, tai irgi pasiūlyčiau neatsisakyti pagalbos iš aplinkinių, jeigu tai nėra jūsų, tarkim, partneris vyras, bet jeigu pas jūs šalia yra senelių, kurie ten galės padėti su vaikais, prižiūrėti vaikus arba padėti kažkiek dėl kažkokių buitinių klausimų, neatsisakyti iš tos pagalbos, nes tai vis tiek yra svarbu. Ir aš kaip žmogus, kuris vėlgi gyvena užsienyje ir neturi senelių labai daug šalia, žinau, kad aš neatsisakyčiau tokios pagalbos, jeigu man kartais kažkas galėtų prižiūrėti mano vaiką porą valandų nemokamai, aš turiu auklę, bet aš nežinau, ką reiškia, kad kažkas prižiūrėtų tavo vaiką nemokamai. Nes man tai atsitinka tik tai Lietuvoje, kai vaikų seneliai gali kartais vaikus prižiūrėti nemokamai. Jeigu pas jūs yra tokia galimybė, neatsisakykit, nes
tai vis tiek jums padės padaryti ir spėti daugiau. Ir paskutinis toksai jau patarimas nuo manęs, tai tiesiog būtų susitaikyti. Susitaikyti su tuo, kad visko spėti neįmanoma. Kad ir kaip mes norėtumėm daug planuoti ir daug visko siekti, vėlgi aš nesakau, kad dabar reikia pasakyti, tai nieko nespėsiu, tai dabar nieko nesieksiu. Ne, vis tiek reikia planuoti, reikia siekti, reikia stengtis daugiau padaryti šitam gyvenime. Bet neseniai pamačiau tokį faktą, kad pasaulyje yra apie 160 milijonų knygų. Aš čia priseksiu, kiek iš tikrųjų ten Google'as rodo jų yra. Tarp kitko, nepamirškit paspausti patinka už įdomius faktus šitam video ir jums nesunku ir man malonu. Ir jeigu susimastyti apie tai, kad tu nori, pavyzdžiui, perskaityti daugiau knygų, apkeliauti daugiau šalių, pažiūrėti geriausius filmus, aplankyti kažkokius tai renginius. Ir kai ateina tas suvokimas, kad visko nespėsi, neperskaitysi visų knygų, netgi geriausių, nepažiūrėsi visų filmų tikriausiai, nepažiūrėsi visų serialų, aš neapkeliausiu visų šalių pasaulyje, nors galbūt ir norėčiau. Susitaikymas su šituo duoda kažkokios dvasinės ramybės, bet ką labiausiai norisi spėti, tai gyventi, mylėti, būti laimingai, daryti žmonės aplink save laimingais, patirti šitą gyvenimą, matyti kiek įmanoma daugiau šitam gyvenime ir taip, perskaityti knygų kažkokių įdomių šitam gyvenime, bet neapkrauti savęs per daug, kad aš nespėjau visko, o kaip tu viską spėjai? Nespėjau aš nieko. Nespėjau, aš kai ką darau, bet aš nespėjau visko. Ir visko spėti neįmanoma. Svarbu balansas, svarbu sugebėti spėti bent kažkiek. Taigi, tiek norėjau aptarti šitam video. Tikiuosi, kai kurie mano patarimai bus jums naudingi. Galbūt yra kažkokių patarimų, kuriais jūs norėtumėt pasidalinti. Taip pat galite rašyti juos komentaruose. Nepamirškit spausti patinka. Taip pat galite pažiūrėti šitos video. Visiems bye!